Taip, labą dieną visiems, smagu, kad taip gausiai susirinkom. Tuojaus pasidalinsiu savo ekranu. Tikiuosi visi puikiai matot. Tai aš šiandien pristatysiu mūsų projekto Bridge apie akademinį sąžiningumą ir mokslinio tyrimo etiką, mokymosi ir mokymo išteklius. Tai pirmiausiai, kodėl mes pradėjome vykdyti šitą projektą ir kam jisai buvo reikalingas, tai poreikis tokiam projektui kilo dėl labai paprastų priežasčių. Universitetuose bakalauro, magistro ar doktorantūros studijų studentai paprastai turi išklausyti studijų dalyką apie akademinę etiką. Ir ne visada tas kursas taip vadinasi, dažnai jis būna paslėptas po akademinio raštingumo kursų arba akademiniais ir tyrimo etikos klausimai būna aptariami kitų studijų dalykų dėstymo metu, pavyzdžiui, kažkokiam tai metodologijos modulyje ir pavadinti kažkokiais panašiais pavadinimais, ne? Ir tas kursas paprastai yra išdėstomas pirmaisiais studijų metais ir manoma, kad studentai išklausę kursą jau turi įgyti žinių visam likusiam gyvenimui. Kitas, panašiai yra ir su mokslinių tyrimų etika. Studentai gauna žinių apie mokslinių tyrimų etiką, paprastai vėlgi nėra tokių atskirų kurso dėstomo, bet žinios yra integruojamos į platesnį studijų dalyką, dažnai į tyrimų metodologijos kursą. Ir vėlgi studentams pateikiama tokia vienkartinė informacija ir daugiau apie mokslinių tyrimų etiką apskritai ir nekalbama. Kai kuriuose specialybės, ypač verslo studijų studentams, yra išdėstomos verslo etikos kursas. Kitose specialybėse, kur nėra tokių glaudžių ryšių su verslu, tai galbūt studentai yra supažindinami su profesinės etikos kodeksu. Pastaraisiais metais taip pat itin populiarėja piliečių mokslas, kuris yra gana tokia nauja sritis ir turi specifinių etikos problemų. Ir visos šios minėtos sritys, nors remiasi iš esmės tais pačiais arba panašiais etikos principais ir vertybėmis, bet jos laikomos kaip atskiros. Tai mūsų tikslas yra surasti tokius sąlyčio taškus tarp šitų visų atskirų sričių. Studijų metu studentai, kai gauna tas žinias, tai jos tokios yra labai fragmentiškos. Taigi mes siekiam mūsų projektų susijęti žinias į bendrą visumą ir kad suprasti, kaip tos sritys siejasi viena su kita. Nes kodėl tai yra svarbu, kodėl kalbėti apie tas sąsajas yra svarbu, tai pirmiausiai, kai studentai laiko egzaminus, mes norime, kad tie žinių patikrinimai būtų labai sąžiningi. Vyresniuose kursuose studentai rašo kažkokius tai rašto darbus, kursinius arba baigiamųjų darbų metu atlieka mokslinius tyrimus, gali įsitraukti ir į piliečių mokslo projektus. Tai tos žinios apie akademinį sąžiningumą ir mokslinių tyrimų etiką, taip pat jų pritaikymas piliečių mokslo projektuose, versle, tai tampa tokiu esminiai svarbiu. Bet problema yra tame, kad studentai žinias tas gauna tik tai tokias labai fragmentiškas ir paprastai pirmuosiuose kursuose. O kai jie ateina jau į praktikos vietas, ateina dirbti į darbo rinką, vykdo verslus, tai mes jau tarsi norime, kad tas verslininkas arba tas darbuotojas būtų sąžiningas ir elgtųsi sąžiningai, nors kaip ir jau, iš esmės ta proga padaryti jį sąžiningu ir išmokyti jį etikos vertybių būna praleista. Taip, tai mūsų projekto komanda yra, kaip matote, tokia labai tarptautinė ir tarpdisciplininė. Dalyvauja projekte 5 šalys. Projektas yra vykdomas jau nuo 20 metų ir šiais metais yra planuojama projektą užbaigti. Švedija yra mūsų projekto koordinatorius ir štai matote partnerinės šalis ir partnerinės organizacijas. Iš Lietuvos mes esame 2
dvi organizacijos, kurios dalyvauja šiame projekte. Tai, kaip ir minėjau, mes siekiame surasti bendrus sąlyčio taškus ir skleisti žinias apie akademinį ir mokslinių tyrimų sąžiningumą. Tai siekiama nutiesti tokius tarsi 3 tiltus tarp akademinio sąžiningumo ir sąžiningumo moksliniuose tyrimuose, akademinio sąžiningumo ir verslo etikos, akademinio sąžiningumo ir piliečių mokslų. Į ką orientuojasi mūsų visa projekto medžiaga. Tai magistrantūros studijų studentai, doktorantūros studijų studentai, bet ne tik, taip pat ir jų mokslinius vadovus. Kaip matote, projekto metu vykdomi 5 uždaviniai ir kiekvienas tas uždavinys turi tam tikrus produktus, kurie yra paprastai edukacinė medžiaga, skirta tiek mokytis akademinio ir mokslinių tyrimų sąžiningumo. Taip, tai pagrindiniai mūsų produktai, kuriuos aš norėčiau pristatyti ir noriu pristatyti ne šiaip savo, bet tam, kad jūs galėtumėte jais pasinaudoti, nes tie produktai, jie yra viešai prieinami ir galima tikrai juos parsisiųsti, pasikoreguoti pagal savo poreikius ir naudoti. Tai yra atmintinės magistrantūros, doktorantūros ir studijų studentams ir jų moksliniams vadovams. Šitos atmintinės tikrai buvo ilgą laiką kuriamos, mes jas iki kol jos tapo tokiomis, kokias jūs matote dabar. Taip, mes kūrėme jas daugiau nei metus laiko, tai tikrai jos yra ir pristatytos daugelyje konferencijų ir gauti grįžtamieji ryšiai iš labai tarptautinės bendruomenės. Tai tikrai yra išgrynintos tos sritys, kurios yra svarbios ne kažkokiai tai vienai specialybei, bet išgrynintos sritys, kurios yra svarbios bendrai visiems studentams, magistrantūros studijų studentams, doktorantūros studijų studentams ir tos sritys, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį moksliniams vadovams, norint padėti savo studentams elgtis sąžiningai. Taip pat mūsų projekto produkcija yra ir sužaidybinta edukacinė medžiaga, tai vėliau aš parodysiu, kur galima rasti visą šią informaciją, bet ta sužaidybinta medžiaga yra nuo tokių visiškai paprastų žaidimų, kaip skirtų mokytis akademinio sąžiningumo sąvokoms, paaiškinti jas, dirbant grupėse arba net ir vienas gali tą daryti, iki tokių sudėtingų dilemos žaidimų, kurios sprendžiamos tikrai sudėtingos etinės problemos. Taip pat mūsų projekto metu buvo sukurtos 2 gairės. Pirmosios gairės jau buvo anksčiau pristatytos mūsų nuotolinių seminarų metu. Tai buvo gairės apie piliečių mokslą. Šalia gairių eina ir edukacinė medžiaga skirta pagilinti žinias apie tam tikras etinės problemas įvardyjamas tose gairėse. Ir šiandien daugiau dėmesio skirsim akademinio sąžiningumo ir verslo etikos gairėms. Taip, ir dar vienas dalykas, toks pagrindinis, apibendrinantis mūsų visą tą edukacinę medžiagą, tai yra modulių kūrimas. Moduliai yra skirti tiek mokytis, tiek mokyti. Kaip matote, žinoma, jie yra angliški šiuo metu, bet kol kas dar jie nėra įkelti į internetinį puslapį, jie bus įkelti, kadangi projektas jau eina į pabaigą, tai labai greitų metų. Jie yra jau tokiuose baigiamosiuose stadijose visiškai. Tai tikrai sekite projekto veiklas ir rasite šitą informaciją interneto puslapyje. Tai moduliai, juos galima bus naudoti kaip atskirus modulius mokant akademinio sąžiningumo arba mokantis akademinio sąžiningumo, tiek kaip integruotus kažkokius tai
į studijų dalyką. Taip, tai štai trumpai pristačiau mūsų projektų išteklius edukacinius ir čia galite nusiskanuoti barkodą ir pateksite tiesiogiai į internetinį puslapį, kur tikrai šita visa edukacinė informacija po truputėlį keliama. Ji yra viešai prieinama ir tikrai galite ją naudotis, parsisiųsti ir mokintis arba mokyti akademinio sąžiningumo tiek patys, tiek savo studentus. Taip, tai aš tiek norėjau šiandien pasakyti ir perduodu žodį Birutei. Taip, tai ačiū Sandra labai. Aš gal papildysiu trumpą žinutę apie modulius. Mes čia Lietuvoje tos modulius suprantam labai skirtingai, o čia jie yra iš tikro nedideli, 1-2 valandų apimties, kai kurie yra ilgesni. Bet juos, kaip Sandra minėjo, jų dalis galima laisvai integruoti į dėstomus dalykus. Tai dar kartą ačiū, Sandra. Ir dabar norėčiau pakviesti savo kolegę iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausią analitikę Juliją Umbrasaitę, kuri supažindins mus su mokslo ir verslo sąžiningo bendradarbiavimo gairėmis. Ir gal, nors programą jūs matote tarsi pertraukėlę tokią, kaip atskirą pristatymą, tai bus vienas pristatymas ir toliau jinai papasakos apie mokymąsi per žaidimus, akcentuojant interesų konfliktą. Tai Julija, prašyčiau, kviesčiau. Taip, tai sveiki visi. Tuo jau atidarysiu skaidres. Ir sakykit, ar viskas yra čia pakankamai gerai matosi? Taip, viskas puikiai matosi. Taip, tai kaip ir pristatė jau anksčiau, vienas iš projektų rezultatų yra parengtos mokslo ir verslo sąžiningo bendradarbiavimo gairės. Ir tai yra rekomendacinis dokumentas skirtas mokslo ir studijų institucijoms padėti, skatinant sąžiningumą mokslinio tyrimų ir verslo bendradarbiavimo srityje. Ir kaip ir buvo minėta, projektas yra pirmiausia orientuotas į magistrantus ir doktorantus bei jų vadovus, tai turėtų šios gairės pagelbėti vykdyti įvairias su moksliniais tyrimais ir bendradarbiavimu su verslu susijusias veiklas, laikantis akademinio sąžiningumo nuostatų. Ir kodėl apskritai yra svarbu tokios gairės ir šis sritis, tai mokslo ir verslo bendradarbiavimas apskritai yra vykdomas mokslo ir studijų institucijų ir turi tiek be abejo naudą, tiek ekonominę, tiek yra absolventų įgūdžiai yra ugdomi, pavyzdžiui, kai yra sprendžiamos praktinės problemos arba yra galimybė studentams dirbti su naujomis technologijomis, įranga ir panašiai susidurti su ta tokia darbinė aplinka. Taip pat yra ir socialinė nauda, tai yra prisidedama prie visuomenės poreikių tenkinimo ir įvairių problemų aktualių sprendimo. Tačiau yra ir vykdant tokius projektus yra susiduriama ir su įvairiais iššūkiais, tai yra pirmiausia dėl skirtingų organizacijų, kurios dalyvauja tokiuose projektuose, skirtingų tikslų, kultūrų ir procesų. Tų būtent skirtumų tarp mokslo institucijų ir verslo organizacijų skirtingų tikslų. Taip pat ir tame tarpe ir susidurima ir su etiniais iššūkiais ir siekiant tuos etinius iššūkius atliepti ir buvo parengtos šios gairės sąžiningumo mokslo ir verslo bendradarbiavime.
gairės, kurias aš toliau jau detaliau ir supažindinsiu su jomis. Tai pirmiausia, trumpai apie metodologinę prieigą, kaip šios gairės buvo kūriamos. Tai kaip pagrindas yra paimtas Komič ir bendradarbių 2015 metais atliktas tyrimas, kur jie analizavo 795 organizacijų profesinės etikos kodeksus ir išskyrė, remintis tuose kodeksuose sutinkamais teiginiais, išskyrė tokius mokslinių tyrimų sąžiningumo arba mokslinio tyrimų etikos teiginius. Ir mūsų projekto partneriai, pasiremdami tais teiginiais, juos sugrupavo į tokias 3 pagrindinės temas. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad tai buvo išskirtos pagrindinės temos pagal dažnumą tų teiginių pasikartojimo ir kai kurie teiginiai, kurie buvo tiesiog mažiau pasikartojantis, jie nebuvo toliau analizuoti. Tačiau tos 3 pagrindinės temos toliau buvo plačiau analizuojamos, tai yra buvo padaryta literatūros analizė, kurios metu išskirtos etinės problemos ir buvo jau suformuluotos gairės institucinių arba individualių lygmenių. Ir dabar tiesiog tam, kad padarytumėm tokį apšilimą toliau diskusijai ir norėčiau pasiūlyti tokį sužaisti nedidelį žaidimuką, tai yra pasižiūrėti, kiek auditorijoje turime žmonių, kurie turėjo bendradarbiavimo su verslu patirties. Tai kviečiu atsidaryti Mentimeter įrankį, tai bus menti.com ir jame rasite šį klausimą. Prisijungimo kodas, kaip matote, čia yra 1862651 ir kviečiu tiesiog balsuoti ir pasižiūrėsime, kiek dalyvių iš čia esančių turite tokios patirties. Tai tiesa, dar balsavimas yra visiškai anoniminis ir toliau niekur tai nebus naudojama šie duomenys. Tai minutę galite tiesiog pasižiūrėti, parašyti savo nuomonę ir netrukus tada sugrįšime, pasižiūrėsime, kokie rezultatai. Tai dar galima balsuoti, bet aš tada atidarysiu, pasižiūrėsime, kokie rezultatai. Štai jau turime kažkokį pasiskirstimą. Tai, kaip matome, turime žmonių, kurie teko susidurti su tuo, yra, kur planuoja bendradarbiauti ir yra, kur ir neplanuoja bendradarbiauti. Tai tikrai vėliau diskusijoje bus įdomu padiskutuoti, kiek tos gairės jums yra aktualios, su kokia patirtimi jūs susidūrėte, gal kažkokią turite kitų turėsite pastebėjimų dėl gairių. Taip, tai
Gerai, tai tada dėkui visiems balsavusiems ir dabar grįžtame į toliau į pranešimą. Taigi ir toliau pereinant prie tų pagrindinių temų minėtų, tai pirmoji tema, kuri buvo identifikuota, yra indėlio deklaravimas publikacijoje. Tai publikacijos yra vienas iš svarbiausių mokslininkui tyrimų rezultatų. Ir čia yra išskirta tokios problemos, su kuriomis susiduriama, kai yra publikuojami bendruose projektuose ir yra rengiamos publikacijos arba kiti taip pat rezultatai gali būti, ne tik publikacijos yra skelbiami arba pasiekiami. Tai yra tokios įvardyjamos problemos, tai šešėlinė autorystė, neįvardyta autorystė, dovanotoja autorystė, taip pat gali kilti ginčai dėl autorystės, taip pat gali būti studentų išnaudojimo atveju, kai irgi yra neįvertinamas jų indėlis ir nėra vienaip ar kitaip paminimi publikacijose. Ir taip pat gali kilti ir ginčai ir dėl kitų indėlio formų, tai kaip ir minėjau, kad publikacijos tai nėra vienintelis rezultatas, kuris kyla iš tokių bendrų tyrimų ir ypač netgi ir aktualiau tokiems tyrimams yra kitos indėlio formos, tai yra patentai, prekių ženklai, dizaino, įvairūs dizainai ir kiti indėliai. Taigi, kas tai yra šešėlinė arba neįvardyta autorystė, tai kaip apibrėžiama aiškinamajame akademinio sąžiningumo terminų žodyne, tai yra naudojimuosi pelnytai prisidėjusių, bet tarp autorių nenurodytų autoriumi, rašysiu ar rengusiu tekstą publikuoti praktiką ir iš esmės priešingas pažeidimas, tai yra dovanotojo autorystė, tai yra pernelyg mažai ar visai prie kūrinio sukūrimo neprisidėjusio asmens įtraukimas į bendraautorius ir bendruose mokslo verslo tyrimuose pasitaiko tokių atvejų dėl tokių priežasčių, pavyzdžiui, kai yra siekiama, kai yra neįvardinami autoriai iš mokslo ir studijų institucijų, pavyzdžiui, siekiant nuslėpti interesų konfliktą arba norint sudaryti objektyvumo įspūdį ar pasinaudoti mokslo ir studijų institucijų vardu ar tų mokslininkų vardu ir sudaryti tokį patikimumo įspūdį. Ir susijusios gairės su šiomis problemomis, tai yra rekomenduojama visada nurodyti indėlį ir pagrindinis tyrėjas turėtų prisimti atsakomybę už tinkamą indėlio nurodymą. Taip pat yra atvejai, kai asmenys prisideda prie rezultato, tačiau nepakankamai, kad juos būtų galima įtraukti į autorių sąrašą ir tada yra rekomenduojama indėlį būtinai tinkamai įvertinti ir nurodyti, pavyzdžiui, padėkoje. Taip pat yra rekomenduojama iš anksto apibrėžti tokiuose bendruose tyrimuose dalyvaujančių asmenų vaidmenį ir aptarti jų lūkesčius, juos pasverti, kadangi, kaip ir minėta, buvo
kad iš mokslo ir iš verslo pusės dažnai tie lūkesčiai yra skirtingi, tai yra mokslininkams, tyrėjams yra svarbu yra rezultatas, yra publikacijos, o verslui yra svarbu sukurti kažkokį produktą kuo greičiau ir paskui jį paleisti į rinką. Tai dažnai dėl to neįsivertinus kyla vėliau, gali kilti įvairūs iššūkiai ir gali irgi tai baigtis neetiškomis mokslinių tyrimų praktikomis. Vėliau detaliai panagrinėsime vieną pavyzdį. Taip pat yra rekomenduojama, kad rankraštyje būtų pridedamas detalus bendradarbiaujančių asmenų pareiškimas, tai angliškai contributor statement, kuriame būtų išsamei aprašyta, kas ir ką padarė, rengiant publikacijas ar kitų mokslinių tyrimų rezultatus, gautus vykdant bendrus tyrimus. Ir taip pat intelektinės nuosavybės teisės turėtų būti iš anksto aiškiai apibrėžtos, pavyzdžiui, bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje susitarimuose, angliškai tai būtų collaborative research agreement. Ir gairėse taip pat ir pateikiamos ir šalia tokių rekomendacijų pateikiamos ir naudingos priemonės, šaltiniai, kuriais galima pasinaudoti. Tai pavyzdžiui yra tarptautinio medicininių žurnalų redaktorių komiteto nustatyti autorystės kriterijai, kurie padėtų įvertinti, ar asmuo prisidėjęs, ar jo indėlis yra pakankamas, kad jis būtų priskiriamas prie autorių. Taip pat yra, pavyzdžiui, contributor roles taxonomy įrankis toks, kuriame yra labai detaliai tiesiog sąrašas padarytas įvairių veiklų, nuo smulkiausių, tai yra ne tik susijusių su autorystė veiklų, bet ir su kitais indėliais, pavyzdžiui, yra įvairūs techninio pobūdžio indėliai, tarkim, žmonės atlieka matavimus, atlieka kažkokius skaičiavimus labiau techninio pobūdžio ir panašiai. Tai yra labai tikrai detali taksonomija ir ją galima naudoti, pavyzdžiui, rengiant tą patį contributor statement ir įvardijant, kas yra už ką atsakingas, parengiant rezultatus. Kita tema, antroji, tai yra mokslinio tyrimo atlikimas ir sklaida. Ir čia yra išskirtos tokios etinės problemos, su kuriomis susiduriama. Tai yra fabrikavimas, falsifikavimas, plagiatas. Taip pat yra pažeidimai pagrindiniai akademinės etikos ir mokslinio tyrimų sąžiningumo. Ir taip pat yra išskiriamas tokia ir kaip problema, tai nėra pažeidimas, tačiau gali būti problema skirtingas požiūris į pažeidimus. Tai, pavyzdžiui, kad, sakykime, verslo atstovams gali būti neaktualus, tarkim, plagiato problema, ar gali būti tiesiog skirtingas supratimas, skirtingas traktavimas, neatkreipiamas į tai dėmesys vykdant bendrus tyrimus. Tai čia yra kaip gairėse taip pat irgi pateikiami apibrėžimai, sąvokos pagrindinės, tai yra remiantis aiškinamojo akademinės sąžiningumo terminų žodynų, yra apibrėžiamas fabrikavimas moksliniuose tyrimuose kaip duomenų, eksperimento ar kitos reikšmingos informacijos išgalvojimas paraiškoje tyrime ar tyrimo ataskaitoje.
falsifikavimas yra dėstymo, mokslinių tyrimų ar studijų turinio, atvaizdų, duomenų, įrangos ar procesų padirbinėjimas, juos pateikiant netiksliai, plagiatas, tai yra kitų autorių parengto kūrinio pateikimas kaip savo, tinkamai nenurodant šaltinių, kuriais buvo remiamasi. Ir šie pažeidimai, sutrumpintai FFP, tai yra esminiai pažeidimų tipai. Ir tai yra apibrėžiama tiek kaip grubus arba šiurkštus pažeidimai tiek tarptautiniuose dokumentuose, pavyzdžiui, ALEA rekomendacijose, taip pat ir Lietuvoje yra Lietuvos universitetų rektorių konferencijos parengtuose publikavimo etikos gairėse ir taip pat ir dažnos mokslo ir studijų institucijos etikos kodeksuose. Tai yra išskiriami kaip grubus akademinės etikos pažeidimai. Ir taipogi reikėtų irgi ir paminėti, kad šie pažeidimai irgi turi ir didelę ir ekonominę, socialinę žalą visuomeniai, mokslininko reputacijai gali turėti taip pat labai neigiamų pasekmių ir apskritai mažina pasitikėjimą mokslu. Gairės skirtos spręsti būtent šias problemas yra tokios, tai yra rekomenduojama siekiant užkirsti kelią pažeidimams, atliekant bendrus mokslinius tyrimus, įdiegti tyrimų duomenų valdymo planus ir duomenų validavimo bei verifikavimo procedūras. Ir čia yra rekomenduojama, kad tai būtų pagrindinio tyrėjo atsakomybė, kuris galėtų parengti planą, bet tačiau gali būti, aišku, ir kitas asmuo paskirtas, tiesiog ta iniciatyva turėtų ateiti iš tyrėjo, iš pagrindinio tyrėjo. Taip pat tas planas turėtų būti aptartas su kitais tyrėjais ir turėtų būti ir sekama, kaip laikomasi plane apibrėžtų procedūrų. Taip pat rekomenduojama institucijoms, kad jos turėtų užtikrinti, kad bendradarbiaujantys dalyviai turėtų akademinio ir mokslinio sąžiningumo mokymus, kad būtų užkirstas kelias netinkamam elgesiui. Ir čia galėtų būti irgi tų mokymų metu išsiaiškinamos ir apsibrėžiamos ir sutariama dėl pagrindinių sąvokų, kas tai yra pažeidimai, kad turėti bendrą supratimą ir kokios pasekmės gali būti dėl tų pažeidimų, jeigu jie yra padaryti. Toliau kita gairė yra, kad siekdamos padėti studentams ir tyrėjams išvengti fabrikavimo ir falsifikavimo, bendradarbiaujančios institucijos galėtų atlikti atsitiktinai atrinktų bendrų projektų duomenų auditą. Ir taip pat yra rekomenduojama, kad MVB, tai yra bendruose projektuose, tyrimuose, turėtų būti laikomasi tų pačių akademinio rašymo reikalavimų, nepriklausomai nuo to, ar tai yra publikacija, ar ataskaita, ar kitas kažkoks rezultatas to tyrimo. Ir kaip vienas iš naudingų priemonių yra duomenų valdymo plano pavyzdinė forma. Tai yra tarptautinėje erdvėje galima rasti įvairių tų formų, tai yra turi ir pavyzdžiui finansuojančios organizacijos savo pasirengusios formas ir taip pat ir įvairios asociacijos turi, o čia Lietuvoje aš įdėjau tiesiog pavyzdį iš Lietuvoje atitikties mokslinio tyrimų etikai vertinimo gairių
trečio priedo ir tai yra tokia bendrinė forma, bet aišku, gali būti ir institucijų atskirų remiantis šią formą irgi adaptuojama ir pasitvirtinama pačių institucijų pavyzdinė forma. Tai tų priemonių gali būti įvairių, čia yra kaip vienas iš pavyzdžių. Ir trečia tema, tai yra interesų konfliktas. Tai prieš pradedant toliau diskusiją ir nagrinėjant vieną iš situacijų, norėčiau vėl jūs pakviesti, vėl tokį trumpą žaidimuką sužaisti. Tai yra, kas yra jūsų nuomonė, kas yra interesų konfliktas, kaip jūs jį apibrėžtumėte. Tai vėlgi kviečiu įrašyti savo nuomonę tame pačiame menti.com ir kodas yra tas pats 186265551. Tai tiesiog dabar aš paleisiu vėlgi tą balsavimą. Taip. Tai ir dabar kviečiu minutėlę tiesiog skirti laiko ir įrašyti raktinius žodžius, jūsų nuomonę, kaip jūs suprantate, kas tai yra interesų konfliktas, ir toliau pasižiūrėsime, kokios yra nuomonės ir koks yra supratimas. Tai vėlgi 1 minutę kviečiu įrašyti savo nuomonę. Na, tai galime galbūt jau ir pasižiūrėti, kokius turim rezultatus. Iš tikrųjų labai įdomiai, turim nemažai. Taip, tai yra ir prieštaravimas tarp mokslo, skirtinga turbūt nukasta galūnė. O taip, prieštaravimas. Kažkodėl korektiškai nerodo. Tai galbūt jeigu galėsite ir pakomentuoti, jeigu kažką tiesiog norėsit papildyti. Tai gerai, tai tada galim galbūt baigti balsavimą ir tada matom, kad yra dominuoja, yra prieštaravimas tarp mokslo ir verslo, ko gero čia yra kaip ir turbūt nukasta galūnė. Taip pat yra, kai darbe pavaduoja giminė, įdarbinti giminaičiai.
pažįstamų protegavimas, tai vat yra susijęs su taip pat neskaidrumas. Nesąžiningumas, vėlgi tokia kategorija atsiranda, kai naudojamasi kito asmens darbo nauda tik savo, tai yra vėlgi turbūt kažkoks nesąžiningumas, kai pasinaudojama kito galbūt rezultatais, neskaidrumas, kito kūrėjo ignoravimas, tai vėlgi čia turbūt prie to paties, kur yra taip. Dėl grafikų vaizdavimo čia negaliu pakomentuoti, galbūt galėsite papildyti. Dėl apskaitos bendros, tai čia yra susijęs su apskaita, tai turbūt yra viena iš sričių, kur gali kilti interesų konfliktas. Taip, vienoda panaši sistema, vertinamas kuruojamo, vėlgi čia galbūt galėsite papildyti mintį. Neteisėta nauda atsiranda, tai yra kažkas vėlgi su nauda susijusia ir kad tai yra nesąžiningas elgesys susijęs su neskaidrumu, neteisėtumu. Taip, kai darbę pavaduoja giminė, tai vėlgi susijęs su kažkokiais tai ryšiais, ko gero, asmeniniais ar kitais. Taip pat yra duomenų prieinamumas, labai įdomus pastebėjimas, kad ko gero vėlgi galbūt aš taip interpretuočiau, kad gali kilti interesų konfliktas galbūt dėl prieigos prie duomenų. Taip, ir ko gero tiek, tai galėčiau aš pasakyti dėl šių jūsų pastebėjimų, tai dabar jeigu jūs turėtumėt kažkokio papildymo ir norėtumėt pasakyti, tai kviečiu tada išsakyti savo nuomonę, arba jeigu kažkokiu dar turite pastebėjimų. Aš nematau tiesiog, ar jeigu yra norinčių pasisakyti, tai tada prašau tiesiog jungtis mikrofoną ir pasisakyti. Jeigu ne, tai tada galime galbūt ir tęsti tuomet. Rankų nematau, manau, kad galima tęsti. Galim tęsti. Gerai, tai tada toliau. Taip. Toliau persijungsiu. Taip, tai tikrai ačiū už atsakymus, labai įdomu. Toliau vėlgi perėsime prie gairių, pasižiūrėsime, kaip yra gairėse apibrėžiami šie dalykai. Taip, ir dabar dar prieš perinant prie gairių, kviečiu vėlgi pažaisti. Šį kartą čia bus toks truputį ilgesnis žaidimas. Tai yra, kaip Sandra pradžioje ir minėjo, gairės yra papildomos įvairiais kita medžiaga, įvairiais žaidimais, kurie sukurti projekto metu. Ir vienas iš tokių žaidimų tai yra scenarijus ir panagrinėsim čia būtent scenarijus apie interesų konfliktą. Čia mes nepraeisime viso scenarijaus, tiesiog pasinagrinėsime pačią situaciją ir padiskutuosime atskirais klausimais. Tai dabar porą minučių kviečiu perskaityti patį scenarijų ir toliau perėsime prie klausimų.
Na ir tikiuosi, gal jau ir perskaitėte, jeigu dar reikėtų pakartoti, na, tai sakykite, jeigu norėtume dar kartą pasižiūrėti. O dabar tada Ar galime taupant. pamažinti tekstą, nes pačios apačios aš asmeniškai nematau. Tai čia, gerai, truputį, jeigu, na, galiu aš tiesiog pasakyti paskutinį sakinį, tai yra, Tada būtų gerai. Tomas nori dalyvauti perspektyviuose tyrimuose, juo labiau, kad jis taip pat turi įmonės dalyvaujančios tyrimuose akcijų, Tomas prisijungia prie tyrimo. Tai čia vat ir yra pabaiga šios scenarijaus. Šios dalies scenarijaus, tiksliau. Ačiū, paskutinės eilutės nesimato visiškai. Supratau, čia kažkaip. Tai dabar toliau prie klausimų. Tada pereiname, nes tiesiog jau matau, kad baigėsi ir eina į pabaigą ir mūsų laikas labai smarkiai. Tai pirmas klausimas būtų jums, kaip jūs manote, ar tyrėjas Tomas turėtų informuoti apie savo ryšius su įmonė? Taip, turėtų būtinai. Tai ir turėjau menį rašydama, kad tarp interesų konfliktas, jeigu kalbam apie mokslinį sąžiningumą, ar kaip jūs kitaip vadinat akademinį, kad interesai mokslininko radiniai sutaptų, neprieštarautų verslo siekiams. Nes aišku, kad įmonė, verslininkas turės konkretų tikslą padidinti pelną ir jeigu jis imasi kažkokio projekto su tikslu, kad mokslas parodys, kad kaip šiuo atveju situacijoje, kad ten tas veiklioji medžiaga yra labai efektyvi, tai jis ir sieks tokių rezultatų. Jis darys spaudimą, to labiau, Tomas yra akcininkas, tai jis aišku irgi norės, kad tie rezultatai būtų tokie, kaip įmonė nori. Tai yra didelis interesų konfliktas. Ta prasme, yra kažkokie ryšiai ir gali paveikti paskui tyrimo rezultatus, pavyzdžiui, gali sukelti tokią grėsmę. Tai tikrai taip, tikrai labai teisingas pastebėjimas, gal kažkas turėtų, na, sakykime, kitų nuomonių, kad galbūt čia nėra to konflikto arba gal nereikėtų apie tai informuoti. Tai, na, jeigu, turbūt dėl to gal ir tikrai visi ir sutarėme, tada tiesiog hipotetinis toks klausimas, jeigu Tomas neinformuotų apie savo ryšius su įmonė, kokias pasekmes tai gali turėti tyrimo patikimumui, reputacijai, vartotojų saugumui. Kaip manote, kuo galėtų baigtis tokia situacija? Jeigu tiesiog, na, praktikoje dažnai būna, kad yra neinformuojama arba pagalvojama, kad gal tai neturės įtakos bet kokiu atveju tyrėjo objektyvumui. Kaip manote, kokios galėtų būti pasekmės tokių? Tai mes neseniai girdėjom atvejį apie vieną gerai žinomą asmenį ir politiką, ir valdytoją administracijos, žodžiu, funkcijas vykdantį asmenį viešą, kurio įmonė lygiai taip pat buvo įtariama turint kažkokių medžiagų nesveikų žmogaus, žodžiu, organizmui ir kažkaip nutilo, dingo. Tai čia lygiai taip pat gali būti, kad nepalankę situaciją aptikus gali būti nutylėta, nes, jeigu tiesiogiai mano pragyvenimas priklauso nuo tų tyrimo rezultatų, tai kiekvienas nori, kad būtų geriau. Taip, tai turbūt turėtų pasekmes, aišku, ir jeigu tai neišryškėja laiku, tai paskui ir gali ir turėti ir visuomenės sveikatai, turbūt jeigu kalbam apie kažkokius produktus susijusius būtent su sveikatos sritimi. Ir turbūt ir paskui ir tyrėjo reputacija galėtų turėti, jeigu taip atsitiktų, kad buvo nedeklaruoti ryšiai ir, na, nepriklausomai nuo to, ar buvo paskui, sakykime, tas produktas patikimas ar nepatikimas, ko gero išaiškės tokiai situacijai, tai nukentėtų ir pats tyrėjas. Tai taip, tikrai vėlgi teisingai pastebėjimai, tai labai ačiū. Tai tada vėlgi klausimas, kaip
tyrėjas turėtų informuoti apie tokius ryšius. Ar turite kokių minčių, kaip tai galėtų būti padaroma? Galbūt teko ir susidurti ir... Komentaruose turime, kad raštu arba tiesiog žodžiu. Raštu arba žodžiu, taip. Tai, na, dėl žodžių, tai vat yra tas toksai, sakykime, žodžiu, tai tada ką ir kiek ir kodėl apskritai turim informuoti apie tuos ryšius. Ir jeigu žodžiu, tai kiek įmanoma, kiek žmonių, sakykime, tą sužinotų, nes ko gero vis tiek mes norim, kad bent jau akademinė bendruomenė, tam, kad galėtų įsivertinti to tyrimo rezultatų, išvadų objektyvumą, tai ko gero turėtų žinoti visa akademinė bendruomenė, o su tuo žodžiu pasakymu, tai va tada būtų čia turbūt problemų, kiek kas galėtų apie tai sužinoti. Tai čia dėl žodžių, aš sakyčiau, ko gero turėtų būti vis tiek tai raštu, ta prasme, informuojama. Ir toliau tada, tai dėkui už diskusiją, toliau tada tiesiog perinant prie pačių gairių dar detaliau papildysiu. Čia vėlgi yra klausimai, šiame scenariuje yra papildomi, tai tiesiog mes per juos dabar galbūt jų neatsakinėsime, bet tokie pačiame žaidime yra, jeigu pavyzdžiui tas žaidimas gali būti žaidžiamas su studentais arba patys studentai galėtų įsivertinti, vėlgi yra pateikiami tokie klausimai, kuriuos reikia atsakyti ir kuriuos galima diskutuoti, pavyzdžiui, auditorijoje su studentais. Tai mes jau ir iš dalies ir aptarėme juos ir tada toliau tiesiog einant prie toliau kitos skaidrės, tai čia vėlgi yra apibendrinamas grįžtamasis ryšys šio scenarijaus, jisai irgi yra pateikiamas žaidime, tai vėlgi gali arba pats studentas persiskaityti, jeigu jisai pats nori savarankiškai studijuoti, arba gali dėstytojas ar vadovas, tokia kaip pagalbinė medžiaga, ką aptarti su studentais apibendrinant šitą scenarijų. Tai kaip jūs ir minėjote, ko gero, visus tuos aspektus, interesų konfliktas kyla tada, kai tyrėjas priimantis sprendimą, pavyzdžiui, dėl tyrimo duomenų interpretavimo, pateikimo, remdamasis profesinių sprendimų, tuo pat metu turi tam tikrų finansinių, teisinių ar profesinių ryšių, ar kitų ryšių su kitais asmenimis, gali būti žmonėmis, organizacijomis, kurie gali turėti įtakos sprendimui. Ir paprastai tokie interesai nėra neetiška aplinkybė, nėra savaime pažeidimas, tačiau jei tyrėjas jų neatpažįsta ar tinkamai nedeklaruoja, tai gali turėti įtakos ir rezultatų interpretacijai ir išvadoms, ir interesų konfliktas kelia galimybę sudaro galimybę pakenkti sprendimui ir objektyvumui dėl finansinių ar asmeninių įsipareigojimų ar kitų aplinkybių. Ir nesugebėjimas valdyti finansinių ar kitų interesų konfliktų gali remti tyrėjo šališkumą. Tai toliau grįžtant prie pačių gairių, kas yra juose aptariama, tai mes čia buvo to žaidimo scenarijaus dalis, o dabar pačiose gairėse, kas yra pateikiama, tai vėlgi tos išskirtos problemos buvo identifikuotos, tai yra šališkumas ir duomenų nutylėjimas arba selektyvus rezultatų pateikimas ir pateikiamas interesų konflikto apibrėžimas, tai yra padėtis, kai dėl finansinių ar asmeninių įsipareigojimų ar kitų aplinkybių susidaro prielaidos priimti nepagrįstą sprendimą ar pažeisti objektyvumą. Taip pat
pateikiama, kokie gali būti tie interesai. Tai gali būti finansiniai, tai pavyzdžiui, finansavimas, darbo užmokestis, bet taip pat ir įranga arba, pavyzdžiui, apmokamas dalyvavimo konferencijų mokestis. Taip pat gali būti ir karjeros perspektyvos priskiriamos prie finansinių ir gali būti nefinansiniai interesai. Tai yra asmeniniai, gali būti politiniai, taip pat ir akademiniai, ideologiniai, kiti ryšiai. Tai čia vat ir priskiriama prie asmeninių, pavyzdžiui, ir įvairios giminystės ryšiai ir panašiai. Ir taip pat pateikiami apibrėžimai, kas tai yra duomenų nutylėjimas, tai yra tikrų duomenų suklastojimas, sumažinant jų masyvą ar praleidžiant duomenis netitinkančius pageidaujamų išvadų ar rezultatų. Ir tokie pažeidimai kaip duomenų nutylėjimas, jie yra priskirtini prie abejotinos mokslinės veiklos. Tai anksčiau, kaip mes jau aptarėme, tai yra tie grubūs pažeidimai kaip fabrikavimas, falsifikavimas, plagiatas, o ir yra kiti pažeidimai, tai yra abejotina, tiksliau, tai yra abejotina mokslinė veikla, ne pažeidimas, tačiau yra taip pat daugelio laikoma neetiška ir tai irgi įvairių tyrimų duomenimis netgi tai gali turėti ir didesnių pasekmių nei tie grubūs pažeidimai, kadangi jų mastas yra didesnis, jie yra labiau paplitę. Ir gairės, kurios yra pateikiamos jau konkrečiai susijusios su interesų konfliktu, tai yra, kad bendradarbiaujančių lūkesčiai ir visi galimi interesų konfliktai turėtų būti aiškiai atpažinti ir aptarti prieš pradedant mokslinius tyrimus. Ir čia turėtų pagrindinis tyrėjas inicijuoti tokias konsultacijas su bendradarbiaujančiomis pusėmis. Tačiau vis tiek pagrindinė atsakomybė tai tenka deklaruoti interesus studentams ir tyrėjams. Ir tai yra rekomenduojama padaryti interesų deklaracijoje tam, kad būtų mokslo bendruomenė įspėta ir supažindinta, kad ir atitinkamai galėtų vertinti tada rezultatus, išvadas mokslinių tyrimų. Taip pat yra patartina tyrėjams nesudaryti susitarimų, kurie riboja prieigą prie mokslinių tyrimų duomenų ir trukdo priimti sprendimą skelbti mokslinių tyrimų rezultatus. Tai čia pavyzdžiui yra atvejų žinomų gerai tarptautinėje erdvėje, kai ypač vaistų saugumo ir efektyvumo studijose, tyrimo susijusių su tabako naudojimu, cheminio toksiškumo studijose, farmacijos industrijoje yra pastebima, kad jeigu šie tyrimai yra finansuojami verslo, tai yra susijęs su labiau teigiamais tokių tyrimų rezultatais ir ir taip pat gali būti, yra žinoma atvejai, kai yra tyrėjai pasirašę konfidencialumo susitarimus ir paskui, tiesiog jie jau nebegali skelbti, tarkim, neigiamų mokslinių tyrimų rezultatų, užkirtamas kelias publikavimui ir panašiai. Taip pat siekiant padidinti tyrimų skaidrumą ir patikimumą, patartina atvirai pateikti išsamius klinikinių tyrimų protokolus, statistinius metodus ir kitą informaciją ir taip pat ir, kaip minėta, visus tyrimų rezultatus, įskaitant ir neigiamus. Taigi ir naudingos priemonės, kaip vienas iš pavyzdžių, tai pavyzdžiui yra tarptautinio medicinos žurnalų redaktorių komiteto yra
interesų deklaravimo forma yra patvirtinta, kur, tiksliau, jų parengta, kurią galima taipogi ir pasinaudoti įvairiais atvejais. Ir tai yra šaltiniai, kurie buvo panaudoti rengiant šią publikaciją, atsiprašau, šį pristatymą. Ir tai galite vėlgi rasti visus ir šias gaires, kurios bus planuojamos paskelbti, ir kitus jau minėtus Sandros projekto rezultatus Bridge projekto tinklalapyje. Ir aš perduodu žodį Birutei. Dėkuoju. Ačiū labai, Julija, už išsamų pristatymą. Ir žiūriu, mūsų laikas taip greitai prabėgo. Bet vis tiek norėčiau pasiteirauti, gal yra, ką norėtumėt pridurti, ką naudingo atradote, kas galėtų pasidalinti tokį grįžtamąjį ryšį mums suteikti. Ar būtų norinčių? Tikiuosi bus. Nedrąsiai visi. Tai bet kuriuo atveju tuomet kviečiu dar kartelį, nors Julija jau irgi minėjo, pasižiūrėti, sekti tinklalapį, pasidomėti atmintinėmis, kurias Sandra pristatė. Kita medžiaga, ten rasite, kaip ir Julija minėjo, gaires. Ir sekti, matau kažkokį komentarą. Ačiū Jums. Ir tikrai sekite naujienas, rasite daug įdomios informacijos. Ir dėkoju Jums už dalyvavimą. Geros dienos. Ačiū, viso gero.